Kaip susidaro šešėlis pusšešėlis? Aš esu mokytojas Jokūbas ir šiandien nagrinėsime įdomią fizikos temą, kaip susidaro šešėlis ir pusšešėlis. Išsiaiškinsime, kaip susidaro šešėlis ir kodėl kai kuriais atvejais atsiranda pusšešėlis. Ar šviesa visada juda tiesiai? Kas nutinka, kai ji atsitrenkia į objektą? Kas yra šešėlis? Šviesa sklinda iš šaltinio ir juda tiesiai tol, kol atsitrenkia į kliūtį. Jei objektas yra nepermatomas, už jo susidaro šešėlis, vieta, į kurią šviesa nepatenka. Apie šešėlį jau sužinojome, bet ar žinote, kas yra pusšešėlis? Jei šviesos šaltinis yra didesnis, šešėlio kraštuose matysime šviesesnę sritį, tai vadinama pusšešėliu. Galite pagalvoti, šešėliai tiesiog egzistuoja, bet ar jie tikrai svarbus? Iš tikrųjų, jie turi didelę reikšmę tiek gamtoje, tiek kasdieniame gyvenime. Pažiūrėkime, kodėl. Be šešėlių pasaulis atrodytų visiškai plokščias. Jie suteikia gylį ir padeda mums suvokti objektų formą bei atstumą. Fotografai ir dailininkai pasitelkia šešėlius, kad jų darbai atrodytų realistiškesni, taigi šešėliai ir pusšešėliai nėra vien tik atsitiktinis reiškinys, jie padeda mums suvokti pasaulį, reguliuoja gamtos procesus ir net padeda mokslui suprasti visatą.